Sveiki visi, aš esu keliautojas Makalius ir ką tik grįžau į Kauno oro uostą po savo kelionės. Savo kelionę pradėjau į Kauno oro uostą atvykdamas su CityBee nuomotu automobiliu. Atgal grįždamas noriu atlikti eksperimentą ir vykti tiesiai nuo Kauno oro uosto iki Vilniaus vežančiu autobusu. Autobusu iš ir į Kauno oro uostą keliauti bus labai patogu, nes netgi dvi kompanijos, Toks ir Olex, rekonstrukcijos metu veš keleivius. Ir tie autobusų maršrutai bus pritaikyti prie skrydžių grafiko. Tik kad būtumėte ramūs, įsigykite bilietus iš anksto internetu. Beje, autobusais tiesiai iki Kauno oro uosto galite atvažiuoti ne tik iš Vilniaus, bet ir iš Klaipėdos. Savo kelionę iš Kauno oro uosto jūs taip pat labai patogiai galite atvykti ir aš pats jau net kelis kartus esu tai išbandęs traukiniu. Greita kelionė, patogus, modernus traukiniai, o primokėjus vos porą eurų galima pasijusti karaliumi ir važiuoti pirmąją klasę. O atvykus į Kauno geležinkelio stotį jums reikėtų persėsti į 29 numeriu pažymėtą autobusą, kuris jūs priveš tiesiai prie pat Kauno oro uosto. Ir girdėjau, kad rekonstrukcijos metu šis autobuso maršrutas vyks dažniau. Vienoje paskutinių savo kelionių pamačiau labai gerą patarimą, kuris gali labai palengvinti jūsų kelionę autobusu. Ir tam reikia tik tai dviejų dalykų. Savo mobilaus telefono, per kurį jūs ruošiatės žiūrėti kokį nors filmą ar gerą vaizdo įrašą, ir akinių nuo saulės. Ir kaip paprastai galima pasidaryti monitorių, jeigu jo autobuse nėra. Autobuse turiu internetą, turiu laiko, turiu kompiuterį ir turiu darbų, todėl juos važiuodamas ir nudirbsiu. Nepraėjo ne pusantros valandos ir aš jau grįžau atgal į Vilnių. Šį kelionės būdą rekomenduoju visiems ir informuoju, kad Vilniuje autobusai stoja Seinų gatvėje priešais stoties McDonald's restoraną, o Klaipėdoje Akropolio aikštelėje šalia Dubysos gatvės. Tuo tarpu autobusų kompanija Toks skelbia, kad naktiniai jų reisai Vilniuje taip pat stos ir Europos aikštėje bei Katedros aikštėje. Na, o aš jau tikrai galutinai įsitikinau, kad Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcijos metu pasiekti Kauną yra išties lengva. Linkiu visiems gerų ir pigių kelionių.